Pasakyk man atvirai, ar tau tikrai trūksta motyvacijos? Tu dirbi, dedi pastangas, darai daugiau nei išoriai kiti mato, tačiau kažkas viduje nėra gerai. Tiek energijos trūksta, galvoje triukšmas, viduje įtampa. Nors atrodo viskas yra gerai, tu dirbi, dedi pastangas, tačiau kažkur drenuojasi tavo energija. Tu viduje galvoji, neturėtų tai būti, tačiau tu to niekam nesakai. Daugelis vyrų galvoja, kad reikia dar kažką padaryti, dar pasistengti, dar save paspausti. Tačiau atsakymas yra ne čia. Tiesa ta, jog tu nesi silpnas. Tiesiog tavo energija kiekvieną mielą dieną mažais gabaliukais nutekėjo ne ten, kur reikia. Per telefoną, per santykius, per mintis, per dalykus, kurių tu net nepastebi, kuomet įeini į baimę, nerimą, neapykantą, liūdesį, tavo protą užvaldo energija, kuri atima iš tavęs. Kol tu nepastebėsi, kur dingsta tavo energija, tol tu nesustabdysi energijos praradimo. Dėl darom vyrų pirties ratą ir pokalbis su mūsų svečiu. Nemotyvuoti, nepozityviai nuteikti, tačiau tam, kad parodyti, kur nuteka tavo energija ir duoti galimybę ją susigrąžinti. Vyrų klube Šviesos karys bus svečias Audrius Bružas Vilkas, kuris tau labai aiškiai parodys, kur tu perdegi. Be ezoterikos, be filosofijos, labai aiškiai ir į tikslą. Tu neklausysi, tu matysi eigoje savyje, kur dingsta tavo energija. Ir tada tu suprasi, kaip susigrąžinti savo energiją, savo jėgą. Ne per galvą, o per kūną, per kvėpavimą, per vyrišką bendrą patirtį. Susigrąžinsi savo jėgą. Vyre, tu dar gali ilgai tempti, laukti, ieškoti metodikos. Arba gali ateiti į šį vakarą, susigrąžinti savo jėgą. Jei pajautei, kad surezonavo, ateik ir susigrąžink save, susidėliok save į vietą. Iki.